Sveiki. Taigi, yra 3:30, atvykom pažvejot į sartus. Pirmą kartą šiemet. Visąlaik man patinka sartai. Tai žodžiu, prisipūtėm valtį, viską sutvarkėm, bandysim varyti, leisti valtį. Žiauriai didelis vėjas pakilo, tai bus matyti, kad šis seksis, tai sakau, kad nuo kranto pabandysiu padaryti tą intro. Taigi tikslas pažvejot, sulaukment plakam už vakarinę. Tas vakarinis, 6-7 valandos. Tai bandom valtį vežti, ant ratuko stumam, įsijungsim variklį krante ir bandysim žvejot, tai nežinau. Durnas vėjas, nes yra šilginis per visą ežerą, tai bus matyti, kad čia gausis. Bet bandysim. Žiūrėjau YouTube'ai po ilgojo savaitgalio daug videosikų prikeltų, kaip hebra žvejojo ledžius, ir aš negalėjau susilaikyti, sakau, reikia bandyti antrą kartą iššauti. Gal geriau šiandien seksis. Visą laiką šis ežeras man pavasarį būna labai dėkingas. Jas, koks slipas geras, bet vanduo, nerealiai nusėdęs vanduo. Neįtikėtinis tvarkiai nusėdęs, tai bet man su ratukais tokią valtį nesunku įstumt. Bet pavargau. Gal reikia pasimti virbę, kad per toli nenuplauktų. Nenuplauks, niekur nesdės. Tai žodžiu, nežinau, bandysim gal čia. Manau, kad čia didžiulis vėjas yra. Tai greičiausiai manau, kad yra lankėlė, va ten labai negili, kaip tik pavasarį, vasarą ten labai užžėlė ir nieks nebekimba. Žodžiu, gerai, bandom, nešim viską, varom bandyti žvejoti. Atvažiuos gal, kai tu žvejai su valtim, tai mums nereikia čia labai vietos, tai čia pastatysim kamputį. Va, tokios va ir sąlygytės, tokios bangas. Aišku, inkaras dabar dirbti ypatingai gerai. Nu, vėjas tai įspūdingas, net savęs negirdžiu, ką aš kalbu, tai įsivaizduoju kamerą, iš viso eina garsas. Inkaras dabar, KPS šitas, tai tiesiog, yra, nežinau, Nobelio premiją reikia duoti žmogui, kas išrado. Kiek ir matau, berods vieną valtis, tik laukia. Na, žinoma, dabar yra be 15:04, tai pirmadienis, tai gegužės 4. Tai normalu, žmonės dirba. Liūdnos žinios, nebeįsijungia halotas, nebent abu akumuliatoriai ir tas įsikrovė. Va, šiek tiek vėjas nurimo, momentais užeina, momentais praeina, tai dar baika, kad tie gūsiai nepastovus, tai kai dingsta iš karto. Atplaukiam į starto vietą, kuris leido valtį. Tiesiog šiek tiek mažesnė užuovėje čia. Ten žiauri vėjas kilt. Sunku ir metimus daryti ir šiaip žiauri kažkaip nesmagu būtų tokia valtelė ant tokio didelio vėjo. Tai šitoje lankytė nedidelė, bet esu daug kartų čia sugaudęs. Tai kodėl ne? Turėjom kibimą. Štai. Turėjom kibimą, staigi metom vėl. Kažkur va čia netoli buvo atsiviję, bet nesuprasti čia. Labai atsargus buvo, arba lydeka, arba nenustepčiau, kad ešerys galėjo bandyti. Tai bandom. Nieko. Nereikia net ir plaukti. Leidi inkarą ir
ir neša palei krašto liniją. Tai bent vienas pliusas šitą vėją didelę. Kai važiavau žvejo čia, buvo 27 karščio. Dabar net sunku pasakyti, greičiausia panašiai gal yra irgi. Bet ant to vėjo, galiu pasakyti, dar biški šalta ir kažkoks dangus, ir dangus kažkoks baisokas atrodo, nors nepranešė lietaus. Žodžiu, išgyvenom nežmonišką vėją, tai su kitu žvėju irgi, tai sakė, šitą įlanką gerai kybo jam prieš tą vėją. Jau jis neberizikavo, sakė, 18% akumuliatoriaus liko, sako, jau gal gana maniau. O aš dar sakau, pabandysiu, biški kažkaip pirlodo vėją, bet gal dabar nebebus jau taip jau, tikiuosi, tai dar sakiau valandą pabandysiu, nes žiauriai nurimo vėjas. Kargi čia, vėl šilta pasidarė. Kai atrodo, taip oras gražiai susitvarkė ir griaustinis. Bet jis ten kažkur toli, tai, nu, galbūt neteišė, bet... O, du šilės kibimai. Nu ir nieko vis tiek neima. Nu va, ką tai kolega mačiau, nuplaukė atgal savo akumuliatorium pasibaigusiu, irgi išplaukė ir aš toli kėlė žuvį matas, kad pagavo žuvį. Nu jo, jis šiandien prišaudė žiauriai, ta prasme, aš tai niekaip buvo kibimai. Dabar iš vis pabandžiau sudėti šitą, pabandysiu natūralią spalvą sudėti, nes saulė išlindo, bet matosi ten dangus lievas, tai ne, čia viskas paskutinį kartą pamėtau ir plaukiu krantą, nes tipo saulė šviečia gražiai, bet kažkoks apsiniaukas oras, griaustinis, ne, gana. Ir chalotas susitvarkė. Pajungiau pas kolegą ten valtį ir atsigavo. Tada pas save pajungiau ir pas mane atsigavo. Sio, vieniojo meškeris ir bėgam iš čia pati didžiausiu greičiu. Taigi, varom kuo greičiau, nes matau, kad ateina ten tikrai reikalai, tai vėjas keičias žiauriai. Maunu. Šitas video, jeigu išeis, tai bus iš 2 dalių. Pirma dalis labai nesėkminga, labai šiaip žvejot noriu, bet nerizikuosiu, dar su mielu noru pabūčiau 2 valandas, gal net 3, bet nerizikuoju. Tai cio, dabar sakau ate ir susimatom iškart po 1, 2, 3. Sveiki visi. Tai ką, antras raundas, sekanti diena, pavykos darbas šitą anksčiau. Be 15:04, praktiškai tas paskas vakar, tai šiandien žymiai vėjas mažesnis. Biški vėsiau 22, bet visiškai saulėta, tai nežinau, bandysim žvejot. Viskas gerai, tvarkausi, viso ir pradedam žvejybą. Chalotas veikia. Nusipirkom keletą gumų naujų Vestino, tai jo, iškart gal pamėginsim šitą gumą sudėti, man patiko jisai, tada gal va šitą aš mėginsim. Turim silkaitę.
Panašu, kad dar vienas kibimas buvo. Šį kartą pabandau pamėtyti ir į kitą pusę nuo kranto. Nes kiek žinau, čia lyg šlaitas yra. Iš gal 5 metrų į 2. Tai pabandau. Nes praeitą kartą vienas žmogus sakė, jisai ant 4 metrų realiai viską gaudė. Palei pakrantį nevarė. Tai. To net nespėjau nufilmuoti. Pakeičiau masalą, jungiau GoPro ir pirmą metimą pakeitus masalą lydys. Ir šį kartą jau tikrai didesnis už tą pirmąjį. Bandyt reikia šitom pusėn pervesti. Oi, tai tikrai didesnis. Nu, toks didesnis ten. Štai, kovinis, piktas. Ali tu matai, kaip tik kamera įsijungia. O, buvo kibimas visiškai prie pat valties. Visiškai prie pat valties. Lemba, ta nusimovė. Čia kažkur keli metrai. Žodžiu, gana. Ir taip per ilgai užsibavau šitam krašte. Plaukiu dabar, kad į nugarą būtų saulė, nevispygintų. O, visai neblogai kalniukai 4 metrai. Nu va, šitam krašte vakar nespėjau pažvejot. Taip, žiūrėsim, kas čia yra visiškai kitoksai krantas. 3,5 metro, 4 metrai. Maž bus šiek tiek geriau. Ir vis nesuprantu, kaip čia yra, kad taip atsargiai šiandien 3 kartus jau prie pat valties ant tokių sustojimų stveria, bet nieko. Ir svarbiausia, antrą kartą bandai iš karto užmesti, sakai, nu gal antrą kartą paims, bet antrą kartą nebeima jau. Visai pamiršau, kad turėjau savo masalą vieną mėgstamiausių per tų metų. Ir net nebū nesidėjęs šiandien, tai tada turiu tą didesnį, nežinau, kelių colių čia, 5 ar 6. Vėl ant pauzės kibimas, nu kas čia daros, bet pats jau šitą jau prasigribavau jau. Bakstelėjo, paskui nieko ir paskui dar kartą bakstelėjo. Plaukiam link kranto, pamėtysim ten dar. Oras visai nieko, ten toliau valtis stovi, tai girdėjau su kvoklės tą garsą, tai šamu žvejojo. Šamystai. Viskas, pakuojam špagas ir baigiam žvejybą. Aišku, vakarinis gal tik prasidėtų, dabar be 27.
Na va, baigiam žvejybą, plaukiam į krantą, liko čia 100 metrų. Sauliuką išėmiau, tai reikia tenka tupėti dabar. Tai žodžiu, visai nebloga žvejyba buvo. Atrodo, kad ir biškai prastai, bet kai pagalvojau, kad per kiek čia valandų, 3 gal kokias daugiau, buvo gal 6 kibimai, tai ir 2 lydekos ir 6 kibimai, nu 6 kibimai ir 2 lydekos žvejyba, tai skaitau visai neblogai. Aišku, oras permainingas, dabar vėl saulė, vėjas buvo nurimęs, dabar vėl pakylo, bet visai nieko, skaitau, kad gera žvejyba buvo. Gal tik tai šiek tiek per atsargiai kybo. Na, bet atsižvejau dabar sočiai. Atstovėjau valtį kaip bažnyčiai. Tai žodžiu, iki.